Šiandien vėl suvalgiai hamburgerį, vieną nedidelį, truputėlį pomidorų padažo, o galbūt bulvyčių su pomidorų padažu, arba kiaušinį su majonezu. Arba dar kažkokį tai maistelį, kuris nėra labai tinkamas. Pavyzdžiui, perdirbta mėsa, galbūt baltų kvietinių miltų makaronai. Tai yra normalu, tai daro kiekvienas. Kiekvienas vyras taip maitinasi, nes jam reikia greitai, jo gyvenime pilna streso, įtampos, darbe reikia greitai pavalgyti, kad spėti padaryti visus darbus, o dar neduok dievę, žmona surašė sąrašiuką, kad reiktų nubėgti į parduotuvę. Taip, tai normalu? Ne. Tavo kūnas tai nepadėkos. Visa tai kaupėsi į tavo organizmą ir pirmiausiai tai sureaguos tavo reprodukcinė sistema. Kaip jinai sureaguos? Paprastai vieną kartą neatsistos. Ir tada pagalvosiu, kodėl aš dar ten 27, 35 arba 48, kas atsitiko, mažai rūkau, daug negeriu. Mityba. Tai yra tas dalykas, kuris padeda susiformuoti erekcijos disfunkcijai. Jeigu nori išspręsti šitą dalyką, galima sumažinti mitybos racione kenksmingų produktų, ar ne, kurie sudaro 5 tų produktų, kurie kenkia labiausiai tavo erekcijai ir padeda labiausiai atsirasti erekcijos disfunkcijai. Jeigu jinai jau yra, arba yra kažkokie sutrikimai, parašyk, aš parekomenduosiu, ką padaryti, kad vėl jaustumės. Ne, kaip 20 nestovės, bet kaip 30 pažadu. Taigi, parašyk.